Labas rytas. Žodžiu, norėjau kelti šiandien 5, bet lyjo. Lyjo ilgai, tai dabar 7:30 yra. Kaip ir nebelyja, bet reikia apžiūrėti, kaip tai debesys. Gal čia tik laikinai nelyja. Žodžiu, lauke lyja, daro valgyti sūdai. Bet dabar nežinau, jau baigėsi. Nu, tokia nauja patirtis. Nelabai saugu čia taip daryti, bet aš žinau. Jau čia karščių nuo tos ugnies nėra. Vanduo užvirs. Vėl lyja, viskas garuoja. Nežinau, užvirė čia. Viskas normaliai. Valgom. Na, startuojam. Vėlyvo šiandien startas. 10:30. Šiek tiek man lietus sumaišė ir šiandien plaukti yra mažiau šiek tiek. Bet irgi nemažai. Nu ką, dabar plauksim per tą pačią vietą, kur aš vakar prieš srovę valiau. Pakilo vėjas, atsirado bangavimas, toksai visai rimtokas. Atvirasnė vieta. Ir va, turim ką turim. Vėjas šaltas. Toks, nežinau, ant medžių šūdžių labai jau nesimato, bet čia tai labai jaučiasi. Išlipau į kažkokį krantą, bet ne visai prie pat dvaro. Čia kažkur į kažkokį kempingą panašu pataikiau. Jo, kaip visada. Latviškas vaizdelis. Nu va, ir dvaras. Eisim iki to dvaro. Nežinau, ar ten krantas yra, čia buvo geresnis. Laukyti jau žastai. Eisime čia į Lėno pilį, tiksliau Lėno dvarą. Yra toks ir Lietuvoje, bet čia nieko bendro turbūt neturi jie. Pažiūrėsim, kaip čia kas. Ja, kažkada čia buvęs kolūkis turbūt. Kolūkio kontora. Ir renovuotas dvaras. Eisim apsižiūrėsim. Sakiau padargų ir krepšys. O čia galėčiau šitą dėlioti. Bet nepatogu būtų per žemai. Tai turbūt buvę dvaro pastatai. Kažkas pastatyta prie jų. Visada prie gražaus dvaro reikia tokių pristatyti. Kažkada būtų ir senų labai sienų. Nu, šitas dvarelis, aišku, aš nepasiėmiau nei kiek pinigų, tai jeigu čia reikės kažką mokėti, neturėsiu už ką. Bet čia aš įsivaizduoju, nelabai ta siena viduje yra. Tiesiog iš išorės suremontuotas ir tiek. Galbūt kažkokie pokyliai vyksta ar kažkas tokio.
Viskas užrakinta, nu taip, šiandien sekmadienis, beje, tai nėra ko labai norėti, kad kažkas būtų kitaip. Gal čia buvo ir išlipimas, aš tiesiog nedaplaukiau. O ten buvo irgi neblogas, tai tam. Nu, buvo šioks toks. Tai žodžiu, čia tas dvaras ne kažką. Tiesiog jisai paremontuotas ir tiek. Nežinau kaip vidus. Čia dar yra kur pasireikšti statybininkam. Fainas suoliukas pasėdėt. Net nežinau, čia jis gal privatus, aš šitaip vaikščiu drąsiai, bet nu ką aš žinau. Kas čia man pasakysi. Nieko aš čia tokio ir nedarau. Nu va, čia buvo iš viso eikto. Idealus krantas buvo išlipti, aš tokiam šikno išlipau. Nu ką darysi. Na, vaizdas nuo suoliuko tai pasakiškas iš tikrųjų. Žiauriai gražu čia pasėdėt. Nu, mano baidarė neplaukė, vadinasi gerai. Na, apeisim tą dvarelį ratuku ir sėsim atgal į laivą ir plauksim toliau. Rašo, kad iki Skrundos 10 km, bet kažkaip man atrodo mažiau turėtų būti. Nu, bet... Tai gal kažkokie pobūviai vyksta ar kažkas tokio. Sunku pasakyti. Sunku pasakyti. Šį kartą šiandien man ir vėjas palankus, čia toks retesnis atvejis. Visai gal ir gerai. Keisim baidarę nuolat, nes kaip srovės užnešinėja įvairiais kampais įdomiais. Nu šiaip neblogai visai. Greiti, nu. Aišku, kažkada čia tokiom kilpom dabar biškį plaukia. Tai kažkada pasisuks, tai net prieš ją kapoti. Jas nemažas. O truputį matosi jau Skrundos pastatų. Aš jau visai esu šalia tilto. Tikiuosi, kad visai šalia. Reiks palikt baidarę ir su savo reikalais eit. Vieto šiaip ir miestas. Man atrodo yra kavinė. Jeigu šiandien dirbs būtų gerai kažką užkasti, jeigu ne, tai į parduotuvę. Tai čia šiaip tai mano dienos plano pusiaukelė. Aš šiandien planuoju plaukti į miestelį Rankį, nes Kaudigos aš nepasieksiu. Iki Kaudigos dar daug yra, o pas Rankį vat kaip tik nakvynė. Tikėtina, kad jame užsibūsiu net šiek tiek ilgiau rytoj. Nes turiu šiokių tokių reikalų. Ir rytoj bus toks iššūkėlis. Po pietų startavus nuplaukti iki Kaudigos. Tai yra apie 30 km. Na, bet tikiuosi, kad viskas pavyks. Mano tiltas. Tai visada geriausias draugas. Tai būtų gerai, kad būtų kažkoks priėjimas prie jo, nes, pavyzdžiui, Nygrande tai nebuvo. Nu, tiesą sakant, aš labai ir neieškojau. Galima per tą žolės bandyti varyti ir bus tas įėjimas, bet kažkaip, žinau, buvo ten toks geresnis krantas. Ten ir žmonių buvo kažkaip, aš tikiuosi, kad nieko čia nebus. Vienas aš savo tą baidarę pasidėsiu ramiai ir galėsiu keliauti. Na va, baidarė palikta. Šiandien nesimato atėjus. Atsikopė šiukšlių. Tam kempingė kabutėse nebuvo jų kur išmest. Tai tą padarysim čia. Čia turbūt miesto ženklas. Šolių. Į kroksus prisėmiau. Tai šiandien nemažas. Kartu šalta. Taip. Nu ką, Skrunda. Nu, nelabai čia kas Skrunda.
kas tai šalta. Einam, apsižiūrėsim į miestą. Na va, ir Skrunda. Tenais yra Skrundos dvaras. Nežinau, jis atsidarytas visiems ar ne. Pažiūrėsim. O aš dabar einu link centro. Reikia kažką suvalgyti. Vėjas tai tiesiog daužo. Toks stiprus ir šaltas. Atsigailėjau, kad nepasiėmiau džempo. Na, visai gražus tas Skrundos miestelis. Šaligatvį kaip iškloti. Kafeinica ir parduotuvė. Aš dar praeisiu ten toliau šiek tiek biškutį. Jeigu nieko nėra, sugrįšiu. Panašu, kad čia jau ir yra tas centrinis taškas miesto. Gardžiai paėst, bet kad nebus gardžiai paėst. Po konservų kokias vaišės solenka ir guliašas. Taip, čia praplaukėm buvo Skrundos dvaras. Nežinau, verta jis čia padarytas kaip poilsio vieta. Užėjtas išvaldyti gali būtų galima, bet nežinau, aš čia labai tą komercinę tokią erdvę noriu eiti. O gal į parką reikės nueiti kitoj gatvės pusėje, o čia, nu ką. Žodžiu, reikia nešti į baidarį, ką nusipirkau, pasidėti ir tada dar čia sugrįžti. Einam, aplankysim tą parkelį. Tą dvarą neįsiu, aš čia tokį ratuką peisim. Reikia šiek tiek ir kojas pramankštinti. Pirkinių atsikračiau, sudėjau į baidarę. Viskas ten tvarkoj, nieks jos nejudina. Tačiau čia irgi turi savo estradą, matosi. Beje, šiandien nakvynį irgi nusimato estradoj, jeigu man pavyks. Žodžiu, pamėgau šitas vietas. Nes kažkaip čia link Latvijos jų daugėja ir pačioj Latvijai. Nieko, gražus parkas. Oras biškį pašiltėjo, bet vėjas tai geležinis. Na, čia žiūrovų daugiau. Telpa. Aha. Šitoje estradoje neišeitų pamiegot. Nes jį įrenginėjama dar. Neaišku, kaip ten man bus. Aš per Google Maps žiūrėjau, kad lyg tai ten stovis stogelis toks, tai svarbu nelytų per jį. Tilteliai per upelį, kuriame nėra vandens. Ok. Čia pavėsinė tokia tuščia be nieko. Čia gal ruošiasi jau joniniam savo lygo. Pas juos čia yra nacionalinė šventė. Estrados nespės remontuoti. Na, pereikim per tą bevandenę upę. O čia vat vandenė upė. Venta. Nu vėjas, ką žinau, vėjas kaip ir palankus man. Bent jau ne prieš. Gerai. Paminkliukas. Nu, šitas takas, matau, toks ilgesnis palei Ventą. Aš tai tiesiog tuo vat grįšiu. Ir su Skrunda pažintį baigsim. Norėtųsi gal ir daugiau į centrą, norėtųsi nueiti ten prie bažnyčios, bet kad nesuspėsiu, aš paskui visur, kur reikia. Tai vat, užkandau, pavalgiau, pasipildžiau atsargas, ko trūko. Ir vėl į kelią. Čia realiai pusiaukelė šiandien, kiek aš nuplaukiau. Tikiuosi, kad į vakarą šiek tiek vėjas nurims, nes jis dabar toksai jau, man atrodo, sumažėjęs. Ir gal nelis. Nu, neturėtų šitokių debesų niekad nelyja. Tai sakykim, kaip ir šiandien nenusimato kažkokių didelių problemų, tiesiog imi ir kloji. Čia
Čia kažkur 13-14 km iki mano vietos, tai jeigu dar pavėjai, jei dar paspaudus, tai dabar kiek čia yra, dabar yra po 4-6, nu, gerai paspaudus ir 7 galima, bet planuoju apie 8-9 pasirodyti. Vis tiek planuoju okupuoti estradą, tai aš lauksiu, kol bus vėliau šiek tiek, kad ten neatkreip niekino dėmesio. Paliekam skrundą. Jos vėjas bus man palankus, nes prieš tokį kapot. Nežinau, nelabai, bet šita baidarė, žiūriu, visai neblogai prieš vėją eina. Bet ne taip gerai, kaip aš tikiuosi, pavėjai eina. Tai gal ir gerai. Nes jeigu eitų gerai tik tai pavėjai, tai prieš vėją, tai aš ten varčiau. Nu va, pasistiprinom, akumus pasikrovėm, rydinius ir judam toliau. Link miestelio Rankiai. Dar vienas geležinkelio tiltas, šį kartą už Skrundos. Šitas tai, matau, konstrukcija sena, bet jis veikiantis yra. Bet kiek jos gal koks traukinys pravažiuos. Bet nelauksiu aš traukinio, jeigu ką. Jei pravažiuos, tai pravažiuos, jeigu ne, tai taip jam ir reikia. Esu prie buvusio Skrunda 1 miestelio. Nu, ne visai prie pat, bet kažkaip čia daug naikintuvų labai skraido. Nespėjau aš pagaut dabar. Gal jie ten aviacijos bazę įsirengė. Nes prieš plaukiant aš galvoju aplankysiu tą Skrunda 1. Ten buvo tikrai apleista sovietinė bazė, bet kiek žinau, Latvijos kariuomenė pasiėmė savo poreikiams ir nu, tie lėktuvai turbūt kažką tai simbolizuoja. Dar čia mane supakuos, kad aš filmuoju. Sakys, šnipas koksai. Sakai, ką tu čia nušnipinėsi su tokia kamerytė. Na, estrados medžioklė prasideda. Krantas yra. Tai jau yra gerai. Išlipsim pažiūrėti, kas čia daro. Opa! Super įčiažiam. Čia kažkoks keliukas kažkur veda. Čia kažkoks tai parkelis, viskas nupjauta. Tikiuosi, čia miesto nebus privatinė nuosavybė. Nes privačia nuosavybė, tai žinai. Aha. Vat kaip čia yra. Nu, tikiuosi, nieks čia nevažiuos. Čia manęs taip laukia. Lemba, čia idealu. Kosmosas. Kosmosas. Tikiuosi, nieks čia manęs neišvarys iš čia. Eik tu savo. Eik tu savo. Geras. Pažiūrėk, kas čia nais prižiūri. Gal čia kas kur gyvena. Čia yra parkelis.
Oi, kaip sumedėjo kojos. Suliukai nepasisekė. Eik tu savo, čia elektra yra. Medinės grindys, kosmosas. Kosmosas. Žodžiu, reikia padrūkti viską temptis, nes ateina debesis ir šiandien atlis. Aš dabar galvoju. Nu, nėra čia taip toli, ten prieš tai nebuvo kranto. Nu, aš nemanau, kad rytoj jie kažką švęs. Čia rytoj ir įsineždinsiu po pietų. Šitas namas yra, tai šalia gali kažkas pamatyti, bet nu ką aš žinau, pamatys, tai nieko šito nedarau. Dėl ko reikėtų mane išmesti. Kaip čia man sekasi. Taip. Palapinė stovi, kilimėlis pučiasi. Čia kol kas dar bardakas, nes šiek tiek šalta palapinė, tai norėjau padžiavinti vidų. Smirda, bet nu, taip jau kelioniai būna, nieko aš nepadarysiu. Baidarė po medžiu. Čia kol kas nieks niekur nieko. Tylu ramu visur. Nebandžiau aš tų supinių. Pasakysiu vieną dalyką, ką man čia pavyko. Leckavoj tai nepavyko, čia pavyko. Atsidariau šitą dėžutę. O čia gėris. Va. Kraunam aparatūrą. Aišku, didelis labai atstumas. Tai GoPro baterijos nekrausiu. Drono tos vienos irgi, bet powerbankus pakrausim ir telefoną pakrausim. Tai va, laužo nekursiu. Realiai atrakynės ten galėčiau net ir šitas lempas įjungti, bandžiau veikti, bet tiek to, nekeliam tenais dėmesio. Šiąnakt turėtų visą naktį lyti pagal orų prognozę ir rytoj iki pietų turėtų lyti, tai aš čia turbūt labai šiltai savo ir išsimiegosiu ir sausai. Jau ir dabar kažkas kapnojimas kažkoks yra, bet čia žodžiu, dar nerimtas. Tai va, šiaip nėra, kad būtų labai šilta. Teko įsitraukti vat ir tokius rūbus. Gerai, kad visokių pasiėmė. Tai ką, rytoj laukia manęs iššūkis. Reikės nuo antros dienos nuvaryti 30 kg iki Kaudymos. Nežinau, jeigu upė bus tokia, kokia jinai buvo, tai viskas yra įmanoma. Jeigu bus kažkas kitaip, nu, žiūrėsim pagal situaciją. Neprapulsiu, kaip sakant. Kažką sugalvosim. Niekas manęs nežiūri. Tuščia visa erdvė. Šiaip tai čia parkelis, bet aš jį atėjau, rytoj gal parodysiu daugiau. Šiaip labai keista. Šitas miestelis jie turi tik tai 150 gyventojų. Čia gal net kaimelis, ne miestelis, nes bažnyčios nėra, parduotuvės nėra, bet panašu, kad vietiniai labai stiprią turi bendruomenę ir kažkas čia pasistengė. Visur žolytė nupjauta, visur sutvarkyta, viskas tvarkinga. Aišku, čia ir lygo toj prasidės pas juos. Jis ne už kalnų. Tai kaip sakant, jeigu švęsti, tai švęsti pas juos turbūt taip. O aš ką, palauksiu, kol šiek tiek pasikraus mano aparatūra. Ir šiandien žiūrėsim, jeigu lietus nepradės lyti, tai pavakarosiu, jeigu pradės, tai teks viską žaisliukus savo susirinkti ir varyti miegoti, nes čia tokioj vietoje, kad realiai tikrai, čia jeigu lis, tai tikrai nieko gero čia nebus niekam. Teks viską uždaryti. Tai va, kol esu gyvas, tai čia viską kraunasi. Nežinau, šitam powerbankui tai buvo jisai visai 0,13. Šitas žiauriai ilgai kraunasi, bet nežinau. Kažkiek pakraus. Sakant, geriau kiek negu nieko.
O aš ką? Turbūt su jumis atsisveikinu, nebent kažkas čia įdomaus pasirodytų, tai tada jau pafilmuočiau. Iki.